Dabar yra 1:30 nakties ir mes esame Stambulo oro uoste. Mūsų laukia paskutinis skrydis tiesiai į Tokijų. Jis truks 11 valandų. Ir Julius bando sutvarkyti visas imigracijos formas, kad tiesiog pagreitintų visą procesą, kai jau atvyksim į Tokijų. O ten mūsų laukia 4 naktis kapsulėse. Tai mes labai norėjome miegoti kapsulėse ir tik ieškodama variantų sužinojau, kad jos originaliai buvo sukurtos verslininkams vyrams ir ten ilgą laiką galėdavo miegoti tik vyrai. Nes aš ieškojau tiesiog per bookingą visokių ten vietų tų kapsulių ir labai daug prie variantų rašydavo, kad men only, arba jau randi, kad galima išsinuomoti ir paspaudi, renkiesi 2 žmonės ir tada vis tiek duoda, kad jūsų grupiai šitas variantas nėra tinkamas. Taip pat galiausiai radau, bus 2 atskiri kambariai, vienas vyriškas, kitas moteriškas, tai mes miegosim atskirai, bet bent jau miegosim. Super! Pažiūrim, kas čia gero. Wow, bet čia visiškai naujoviškas. Tas pats asortimentas. Wow, aš noriu čia gyventi. Ir dabar dar noriu dainą rekomenduoti. Music planetoje. Love. Va, The Art of Loving. Tiesiog visas albumas tobulas. Va šitą laut man labai graži. Jeigu paverk noris, tai šitą rekomenduoju. Va. Ai, tai dar turime ką? Tokį va gėliuką ir pagalvėlę. Tai mūsų dabar planas yra, mes turim kažkur 11 valandų, dabar yra naktis ir mes dar vieną naktį esam praleidę nemiegoję. Ir atskrendam naktį į Tokijų. Tai mūsų planas toks. Mes dabar tiesiog laukiam maisto, pavalgom, tada 5 valandas pamiegam, tada 5 valandas pagyvenam, išlipam, vakaras Tokijui, nueinam į savo kapsulę ir tiesiog gerai išsimiegam. Idealiai viskas kaip pagal planą. Skamba kaip sapnas. Ai, dar valgom. Gal einame gal? 2 kartus valgysim, o dabar atneš maistą ir dar prieš išlipant atneš maistą. Tiesiog iškart čiūksenėlę apie maistą kalbant. Parodysiu, ką valgysim. Viskas atvirkščiai nutiko su mano miego planu, nes tik atsisėdau į lėktuvą ir net maisto nesulaukus iš karto užmigau ir pramegau visą skrydį. Tai liko 2 valandos iki Tokijaus. Esam Kinijoje, perskrisim Pietų Korėją ir atsidursim Japonijoje. Laukiam pusryčių. Pusryčiams bus karamelizuoti blyneliai su obuoliais. Pietus valgiau kažkur per miegus tiesiog. Salotas kažkokias. Jau išalko. Koks filmas? Hugh Glasso legenda. Just milk. Thank you so much. Neišdrįsau dar saldžiai paprašyti. What would you like to Take it. Yes, coffee with milk and water, please. Ulala. Pažiūrėk, kokie blinukai. O Dieve, kaip skanu. Čia mes turim salotas. Žiūrėk, kaip miela. Gal paprašyt, kad jis atsilenktų biškį? Na, jeigu išdrįsi, tai paprašyk, aš tai neturiu tokio. Bet palaikyk savo maistą, nes tau sujudės viskas labai. Gerai, aš laikysiu va taip. Sorry.
sir. Move a little bit, that's it. Thank you just for the lunch. Thank you so much. O, nejudėjo, nekiek. Thank you. No problem. Šito oro linijų yra kažkoks šūkis, kad kažkaip kai kurie šefai geriausiai gamina 30 000 pėdų aukštį. Jo. Vau, kaip gerai prisimeni. Super. Galim pažiūrėti, kiek nuskridom, kol aš valgiau. To jau pasieksim Pietų Korėją. Mano kol kas didžiausia problema, su kuria susiduriu, tai visose moteriškose vietose, kur nėra vyriškų tapkių, mano tiesiog telpa trečdalis kojos į šitas batelius. Ir nežinau, net nepatogu dėtis, bet tiesiog nėra jokio kito pasirinkimo. Turbūt mums reikia jau kito laukti. Į eilę reikia stotis. 電車から離れてご通行ください。電車緊急停止します。内側ご通行ください。Penktadienio vakarą pačiame Šibujos centre, žmonių visiškai begalybė visur. Mane labai vargina, mes jau esam 2 dienas, tai tas visas triukšmas, rėkimas, tokia žmonių tiesiog gausybė tikrai labai vargina. Ir tiesiog, pavyzdžiui, žmonės dabar žmogus čia rėkia, nes reklamuoja ten savo parduotuvę. Ir visur labai didelis triukšmas. Pavyzdžiui, laukiu metro ir visada virš galvos garsiakalbis tiesiog skelbia kažkokią informaciją. Susiradom tokią vietą ir dabar laukia eiliai. Ir atrodo va taip, va šitą ant kampo. Ir toks meniu, visko tiesiog yra begalybė. Ir man atrodo, kad Julius nuėjo į vidų tiesiog ir aš praleidau. Žodžiu, čia visiškai sumaištis, visi labai garsiai kalba ir jie man labai patinka. Ir tiesiog užsisakė matai portakėlį. Tai mergina šalia pakarina, va čia vienas aš įmėjau, kažkokios šiandienas. Tada jis norėjo pradėti tokį pasienę. Tada šaudžiu tokius klausimus, tada tiesiog man pabandyti radish meatballs, tada infinite kimchi salad. Gal viskas mes tikim. Ai, dar va tokį vieną tą yakitori. How do I eat this? Just mix it. And now? It's good? Yeah. You can. But it's raw chicken? Yeah. You can eat it. I don't know. I never tried raw chicken before. It's really nice. Oh, wow. I highly like it. Jag och Axel har ju samma leverantör. Vi har en annan leverantör. Žiūrėk, kokie užrakinimo kambariukai. Šitą vedėjai. Nesuvokiama, čia tipo ir dušai. Yra ir dušai. Čia vis forma. Atrodo, kad mes ne tam atėjom, kur mums reikia. Jo, čia sek šopas.
Computer? A PC? Now in no. Okay. Kur? Thank you. Pažiūrėkit, galima taip išsirinkti. Išsirinkti video, susimokė ir tada išsirinkti kėdę. Arba tokia, bet kur judanti, arba tokia, kur gali taip atsipladavęs būti, arba šis savo tokia. Ieškam tiesiog, kur galima tiesiog kompiuteriu pasinaudoti. 37. Ir čia visokie normalūs filmai, jau galima žiūrėti tiesiog filmukus. Begalybė tiesiog jau. Gerai, 37. Čia kortelė kažkur. Tai 3 valandoms kainuoja 10 eurų, va tokį kambariuką visą išsinuomoti. Ir čia net penktadienio vakaro kaina, tai dar paprastą dieną būtų pigiau. O aš dabar einu, kuo greičiau persikelt visą medžiagą ir eisim toliau į Tokiją. Tai turėsiu papasakoti 2 istorijas. Pirma, kodėl mes vakar tiek laiko praleidom kompiuterinėse, kas buvo irgi atskira Tokijos patirtis. Viena iš Tokijos taisyklių yra, kad negalima bėgioti per gatvę. Tai aš dabar sustojau, apsidairiau iš įpročio. Bet... O, nice. Mokomės tiesiog vaikščioti prie šviesoforus. Ir nelakstyti net kai jeigu nėra visiškai žmonių ir mašinų. O antra istorija yra, kodėl aš vakar valgiau žalią vištieną. Šiaip tu valgiai, nes tu ten iš visą porciją suvalgiai, aš tiesiog paragavau. Man jau psichologiškai nebepavyko perlipti per save. Tai esmė yra tokia, kad mes atėjome į tą kavinę restoraną. Ir ten yra tokie dideli stalai, kur sėdė tiesiog visi žmonės bendrai kartu susėdę. Ir šalia mūsų sėdėjo vietinės merginos. Ir jos buvo belenkiek visokių ten tų snacksų užsisakiusios. Ir aš tiesiog paprašiau, kad man parodytų rekomendaciją, nes tas meniu tiesiog visiškai nesuprantamas ir mes šiaip ar taip viską tiesiog taip pirštu dūrėm ir belenką užsisakinėjome. Ir jinai man iš karto dūrė į tą kiaušinį su vištiena ir sako, oi, va šitas mums labai patinka. Ir jinai man parodė ant savo stalo, kad jos turi jau 3 lėkštutes suvalgytojo, tai ten tiesiog matęs kiaušinio trinys. Ir aš pagalvojau, kad žalias kiaušinis man tikrai nieko baisaus, aš žinau, kad Japonijai tokiems patiekalams jos naudoja itin gerus. O istorijos tęsinys po vandens. Perkam kažką pusryčiams ar tiesiog vandens tik pasiemam? Aš dar nelabai noriu valgyti iš tiesų. Taip įsivalgysim dar. Va šitie prieskoniai labai populiarūs visose kavinėse būna padėti ant stalo. Konkrečiai, kur čili pipirai, žodžiu, toks aštrus. Aš daug vandens gersiu, va šitą visą gersiu. Reikia visą laiką galvoti apie šiukšlę dabar, kad neturėsim kur padėti pipirą. Tai perkam vieną tiesiog. Ne, aš jau čia pasiimsiu tiesiog, žinok, ir visą išgersiu. Gerai, tai mane tiesiog gurkšneliu pavašinti. Gerai. Bet tau reikia daugiau gerti vandens nei gurkšnelį. Čia mūsų ateities maistas. Jo, šitą maistą valgysim, kai būsim jau nutolę nuo tokios civilizacijos. Tai nupirka, aš pabaigs pasakoti istoriją. Tai žodžiu, ir atneša mums tą lėkštę ir aš net nesupratau, ten guli ta vištiena, tas kiaušinis. Aš dar atsiskau ją, paklausiu, kaip čia valgyti ir aš tik maišydama pamačiau, kad ten yra žalia vištiena, nes man tiesiog net nebuvo tokios minties, kad žmonės gali valgyti žalią vištieną. Ir ten matęs video, aš jos paklausiau, tai čia žalia vištiena, bla bla bla. Tai aš paskui paskaičiau meniu parašyta, kad jie apdoroja ten ją kažkokiu ten special būdu, dėl to ją galima valgyti žalią. Bet aš paskui labai daug skaičiau apie tai. Jeigu norisi paragauti žalios vištienos, tai Japonija yra šalis, kur reikia ragauti žalią vištieną, aišku, į kuo geresnę vietą, tikėtina, kad ten bus geriau paruošta. Bet būtent Japonijoje jie augina vištas specialiai šitam dalykui, itin ten steriliomis ar kažkokiamis sąlygomis, negaliu paaiškinti. Ir būtent čia yra tos kelios vietos, kurios tiekia tokias vištas, tai čia galima pabandyti, bet vis tiek rizikuoji. Ir net Japonijos ten, nežinau, sveikatos organizacija, ar kaip jie pavadinsi, nerekomenduoja valgyti žalios vištienos. Ir vis dar čia, nežinau, siaučia plačiai tas virusas, kuris kyla, ne salmoneliozė, o dar vienas, kuris kyla nuo vištienos. Tai tu realiai apsiemi tiesiog savo atsakomybę. Tai jeigu nori, tai ragauk Japonijoje, bet geriau jo žalios vištienos nevalgyti, nerekomenduoju. Bet Jurliui labai patiko, jis suvalgė paskui ten tą visą porciją. Kartotum?
kai paragavau ir supratau, kad ten šviežia vištiena, tiesiog irgi išsigandau, bet paskui paskaitėm prisimenu meniu buvo parašyta, kad jinai yra apdorota, jinai kažkiek buvo apdorota. Vištiena yra mūsų specialiu būdu apdorota, dėl to ją galima valgyti žalią. Bet čia irgi yra toksai kaip melas, nes skaitos, kad jie ten yra keli būdai. Arba liepsnoje, arba itin karštam vandenį nupliko tą vištieną ir iš jos paviršiaus pašalina tas bakterijas. Bet jinai vis dar lieka visiškai žalia, bet bakterijos irgi nebūtinai būna paviršiuje, tai irgi niekada negali žinoti. Žodžiu, nėra 100% šansas, bet jeigu jau norite, tai Japonijoje toks vat yra šansas paragauti tos vištienos. Tai žodžiu, šiandien yra mūsų 3 diena Tokijui ir visą pirmą dieną tiesiog filmavau va taip, kaip dabar filmuoju. Norėjau labai pasidalinti ir vakar jau atsisėdau montuoti tą video ir pamačiau, kad aš tiesiog netyčia tikėtina, kad ištryniau tiesiog pati visą medžiagą. Kas pažįsta Dovilę, nenustebs tiesiog. Arba jinai tiesiog išsitrynė, bet tiesiog... aš maždaug įsivaizduoju, kad aš ten tiesiog paspaudžiau ne tą mygtuką. Aš ištryniau visos pirmos dienos medžiagą. Tai vakar pradėjom ieškoti, googlinti, kaip galima atstatyti medžiagą. Tai tiesiog vaikščiam per kompiuterinės. Ir aš tiesiog tose būdelėse, kurias rodžiau, praleidau kokias, nežinau, nuo 3 iki 5 valandų, net neįsivaizduoju. Julius tuo metu vaikščiojo po miestą, matė kiaulyčių kavinę su kiaulėm, kur žmonės valgo. Bet sakau, man ten tiesiog kompiuterinėse pabūti irgi toks atskira patirtis, tik tai gal truputį per ilgai pabuvau. O dabar, kur mes einam, tai mes jau po truputį ruošime savo kelionį, jinai jau už 3 dienų prasideda. Tai mes einam nusipirkti savo kojines, tas pačias, kurias naudojame Amerikoje, Darn Tough kojines. Mes savo sunešiojam visiškai, bet per visą Ameriką perėjom su viena pora, su dviem, viena su viena, kita su kita. Ir va dabar pirksim savo antrą porą. Šiaip labai keista, nes visas miestas yra į viršų padarytas, bet nėra taip, kad, pavyzdžiui, iškyli ten į 7 aukšto restoraną ir iš ten atsiveria vaizdas. Labai daug tokių mažų vietų, kad tu pakyli, pavyzdžiui, į 7 aukštą, bet ten vis tiek yra kažkoks tokia pigi kavinė, be langų, be nieko, tokia tiesiog suspausta vieta. Pomidoriukai. Čia gal sriuba? Ne, čia sėklos turbūt. Ne, pažiūrėk, su arbatinuku. Va taip, užpirsi su arbatinuku ir gaunasi sriuba. Ai, va, gali ir padažą pasidaryti makaronams. Super. Ir dar vienas dalykas, ką pamatėm prieš kelias dienas, tai čia, žodžiu, negalima rūkyti viešose vietose, visur yra ženklai, kad nerūkyti. Ir yra padarytas va toks pastatas. Ir vakarais, kai yra daugiau žmonių, čia stovi apsauginis vienam gali ir kitam gali įleidinėti tik po vieną žmogų. Ir ten vat visi rūko. Tai aš sakiau, kad čia yra tiesiog blogiausia vieta, kur aš norėčiau atsidurti. Labai nenorėčiau ten, kad prireiktų kada nors mane tą vietą. Tai va, čia mes einam per Šibujos sankryžą. Super. Oi, reikia nepamesti stiliaus. Perėjom Šibujos sankryžą. Sveikinu. O, kokis koks. Gerai, dabar aš kol kas išjungsiu kamerą ir susitiksim vėl kojinių parduotuvėje. Mano kepurė labai tinka prie Tokijaus įvaizdžio.
Kokia gėda, visiškai pirmoko klaidą padarėm visose vadovėliuose, Japonijos etiketo, tiesiog pirma taisyklė - garsiai nekalbėti liftuose. Atėjau ir tiesiog, kaip metukė, apie savo kepurę kažką pasakoju. Bet dabar jau visam laiku išmokau pamokų. Shame. Nu va, atvykom. O, radom. Pažiūrėk, aš yra prašytas, kad tiesiog galiu pasakyti, nesunaikinamas visam gyvenimui, čia prašyta garantija galiojanti visą gyvenimą. Kad specialiuose punktuose, kad tu atneši, mes, pavyzdžiui, vat... Okay. Thank you. Per šitą savo keliu Amerikoje, kai ėjom, tai galėjom nemokamai keisti šitas koines tiesiog. Bet mums neprireikė, nes nuo tokias žegalių. Make America great again. Fuck yeah. Nu gerai, reikia gražiausias tiesiog pasimti ir viskas. Bet tai tos daug gražesnės moteriškos. Tai rinkis moteriškas. Bet tu matai, kad čia nėra tų gražiųjų visų su paveiksliukais. Jo. Nes jos tokios yra ten su meškučiais, su kalnais. Pažiūrėk giliau. Jezemiti. O, geras, Jezemiti. Čia visur Neįtikėtinai jam graži. tiesiog vaikščiam. O, Jezemiti, vovai. Čia kažkur buvom prie krioklio atsidūrė. Bet užteks apie tai. O, O, geras. kaip šuniukas atrodo. Kaip šuniukas atrodai. Kokia faina. Tokia su žuvytėm. Visiškai. Gerai, tai tiesiog renkamės ir reikime toliau gyventi. Va šitas gražus. Man šitas patinka. Bet šitas tėčių parvežiau, tai aš nenoriu kaip tėtis atrodyti. Na gerai, ieškam kitokių. Pilkos, ne? Bet šitas, žiūrėk, labai gražias. Bet Reik tamsus, šviesių kojų, taip. Just looking design. Gerai, mano variantas tokios, arba tokios. Tiesiog mes renkamės vienas kojines ateinantiems pusę metų, dėl to mes taip rimtai priimam šitą sprendimą. Tai gerai, nu ką žinau, puikios kojines, koks skirtumas. Aš išsirinkau. Aš imsiu tokias, nes pas mane Prie progos. mano tau bliuskė tiks. tokia mėlyna. Ane? Labai gerai. Pažiūrėk, geriau parduoda medžiagas. O, Gali čia susitvarkyti toką mes daiktus. nusipirkom jau. Ne, bet geriau, pavyzdžiui, palapinėse Jo, susitvarkyti. tiesa. Čia žiūrėk, mūsų, Žiauriai kieta parduotuvė, negaliu patikėti. ta pažiūrėk, prasme. mūsų kupriniai. Mūsų kupriniai. Tokia Aha. pati visiškai Jo, raštas jo. tas vis. Dabar reikia pirštuotas koinas Ai rasti. jo, dar reikia pirštuotų kojinių. Tai, kad nepritrintų batai, mes nešiojam pirštuotas kojines, jos apsaugo tarpupirščius ir tada ant viršų šitas didės. Radau išradimą, kurio tiesiog trūko pasaulyje, žiūrėkit. Double cup holder. Tiesiog tokį pasiėmė. Su vienu laikai. Palauk, taip. Čia laikai vieną padelį, čia įsistata į antrą padelį. Tiesiog gali iš karto du padelis nešti. Ir Can you pažiūrėkit, change visą it liniją in tiesiog Japan- šitų in daikčiukų. Japan? Double cup holder, No? double Only cup in holder, USA. made in Japan. Okay. Tai čia kitas kietas dalykas pasaulyje, įsidėmėkite. 'Žiūrėkit, čia yra įėjimas į elektronikos prekių parduotuvę. Šitą moterį stovi, reklamuoja su balionu, atkreipia į save dėmesį. Tada jos kolega čia lanksto balionus, pritraukiant dėmesį. Ir tada jau ateini ir gali pamatyti, kad yra visokios akcijos kažkokios. Hello. Can I roll?
白。そうですね。ご4等賞になります。はい。 Dovana gavau? これ、スナックは、 Wow. トイ。 What is this? Napkin. ペーパー。 And this, what is this? トイズ。 Oh, it's a toy. サウンドトイ。 Oh. Okay, I want this. あ、オッケー。 Thank you. はい。Nieko nesupratau, nei ką parduoda ten, nei kaip aš laimėjau šitą veisliuką. O, pažiūrėkit. Begalybė va tokių daiktų matom visur. Aš laimėjau. Wow. Kaip čia sak? Išsukau, iškrito rutuliukas, jis pažiūrėjo, sako 4. Ir galėjau šitų daiktų rinktis. Tiesiog čipsai, Ir tu tai nereikės susimokėti? sausainiai, servetėlės ir toks žaisliukas. Sorry? Can you spin or no? あ、トライあ、いいのはい。 Vieną kartą taip lengvai. スロー。 Ramiai taip tai buvo. O! じゃあこちらで、トイ、トイ。トイトイ What is this? トイ、だからサウンドトイ。 Okay, okay, okay. This? まあスナック。 Chips. スナック。チップ。 Thank you very much. Have a good day. Ir čia kažkaip išsakė 1, 2, 3 arba 4, tačiau geresnės dovanas kažkokie jau yra kremai, tipo kažkas. Bet nesuprantu, tik Aš galvoju, jie čia reklamuoja gal tą elektronikos parduotuvę, žinai, taip įtraukia ir tada jau naisi nusipirkti telefoną gal. Ir matai, va čia jisai jau nuo čia kviečia su balionu. Sustabdžiu net valgymą, kad papasakoti apie šitą maistą. Tai atėjom tiesiog prie savo namų į tokią vietą. Ir aš dar nelabai suprantu apie virtuvę. Bet čia vadinasi soba. Bet yra ir tokia pati soba. Ai, aš dabar supratau, kai jisai klausė šaltą ar karštą, tai gal karštas yra su sultiniu, o šaltas šalia sultiniais, gal taip. man atrodo, kad nes jie atskirai valgė makaronus. O pas jos buvo atskirai, jo. Bet meniu buvo aprašyta, kaip valgyti sobą, kad yra atskirai toks kaip padažas, tu paimi makaronus, pamirkai ir tada, kai suvalgai, sultinį perpili į stiklinę ir išgeri. O pas mus čia visiškai kitaip gaunasi. Bet mes dar išmoksim, o anyway. Aš dar visai nenorėjau eiti, nes atrodė, kad tiesiog visas maistas yra va toksai tempūroje. Ir nežinau, nėra tempūra, tad mano mėgstamiausias dalykas. Ir tiesiog valgau ir negaliu patikėti, kaip skanu. Bet ką norėjau pasakyti, tai yra, kokios yra kainos. Tai va visas šitas setas, čia Coca-Cola 2 eurai. Kiek pala kainavo? Mano 6 eurus. Ne, tavo 8, mano 6. 7. Gal mano 7, tavo 9, kažkas va taip labiau. Tai žodžiu, bet kaip skaniai valgom ir tiesiog negalim patikėti, kad tiesiog taip buvo. Ir galima šliurpti. Pas mane yra ungurys, o pas Dovilę yra krevetės. Buvo antis krūtinėlė, labai skaniai atrodė, bet aš tiesiog supratau, kad vakar sugadinau savo santykį su mėsa tiesiog. Tokios dabar ant žuvies pagyvensiu. Bet esu tinkamam krašte tam. Šiandien yra mūsų 3 diena Tokijoje. Mes jau išgyvenom, nežinau, atrodo tokias skirtingas dienas. Vakar buvo milžiniška audra, mes vaikščiom su pūkiniam savo striukiam. Šiandien yra kaitinančiai karšta diena, kai yra visiškai giedra ir mes esame su marškinėliais ir šortais. Tai stengiamės susipažinti, taikomės prie klimato, mokomės apie etiketą, stengiamės suprasti ne tik kaip reikia elgtis, bet darydami klaidas suprasti, kodėl vienaip ar kitaip yra teisinga, bandom ragauti, kiek įmanoma visko daugiau. Ir jo, man vienas įdomesnių dalykų yra, kad visame Tokijoje nėra nei vienos šiukšlių dėžės. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar esu savo viešbučio, tokiam kaip bendram lounge, kur visi susirenka, tai čia esančios 3 šiukšliadėžės yra visiškai vienintelės šiukšliadėžės, kurias aš sutinku visame Tokijoje. Tai jeigu mes ten geriam kavą, geriam vandenį, nežinau, valgom kažkokį šokoladuką supakuotą, tai reiškia, kad šiukšlę nuo jo mes nešamės visą laiką iki vakaro ar iki kada grįžtame namo rankoje. Tai man atrodo, kad vietiniai gyventojai yra prieš tai labai įpratę ir niekur kitur nerasi šiukšliadėžių. Tai šitas įvyko prieš daug metų, kai, kiek žinau, buvo bandomas ar įvykdytas teroro išpuolis ir būtent sprogstamos medžiagos bandomas buvo paslėpti šiukšliadėžėse.
Tai ir dėl to, ir dėl bendro tvarkos palaikymo Tokijuje nėra nei vienos šiukšlių dėžės. Net jeigu ateini, pavyzdžiui, viešą į tualetą, tai jame būna ženklai pažymėti, nes viešieji tualetai yra labai gražus, jų yra labai daug, yra labai tvarkingi, bet ten visur yra ženklai, kad šiukšlės prašome nešti su savimi namo. Tai nežinau, už 2 dienų mes išskrendam į pačią Tokijaus apačią, po to plauksim laivu dar į apačią ir ten laukia dar vienas naujas kažkoks atrodo mūsų pasaulis, kurio mes net negalim įsivaizduoti. Bet labai 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 laukiam, jeigu ką mūsų kuprinė yra atskiras skyrius skirtas vien tik šiukšliams, tai su šitų dalykų nebus problemos. Bet tiesiog labai laukiam, nekantraujam pradėti savo ėjimą, pažinti dar daugiau šitos kultūros ir patiko visai viską nufilmuoti, tai stengsiuosi dalintis kuo įmanoma dažniau. Iki.